nebuvau pats laimingiausias vaikas vaikystėje, tačiau 5 klasėje atrodė, kad viskas kaip ir susidėliojo į savas vietas ir aš pakeičiau mokyklą, aš atradau veiklų, kurios man patiko, tai buvo dainavimas, tarkim, ir aš kažkaip jaučiausi pilnavertė gyvenime ir man sekėsi tuo metu 5 klasėje mokslai. Tačiau kai 12 metų, tai jau buvo 6 klasė, aš patyriau seksualinę prievartą, viskas sugriuvo. Tiesiog būtent nuo to momento, kai tai vyko, sugriuvo visas pasaulis ir mano, ir galbūt aplinkinių žmonių mano matymų pasaulis griuvo, nes aš pradėjau jausti, kad visas pasaulis yra juoda skylė ir vienintelis mano širdyje, viduje, sieloje noras po seksualinės prievartos buvo savižudybė. Ir aš su savižudybės tuo tokiu noru gyvenau labai didelę dalį savo gyvenimo ir tai niekaip nesitraukė, bet tai atsirado tik tai tada, kai aš patyriau seksualinę prievartą. Spoksai ko įkyriai, lango rėmuose pakibęs, man sapnus baidai. Pirmą kartą apsilankiau pas psichologę irgi būtent po seksualinės prievartos ir pas psichiatrę taipogi atsirado labai ryškus sunkios depresijos požymiai, kai aš nebejau tiesiog į mokyklą, aš nebegalėjau nueiti. Man buvo taip juoda, taip sunku, taip skaudu ir aš tiesiog gulėjau lovoje. Niekas negalėjo suprasti, kodėl vaikas, kuris ką tik ir turėjo draugų, ir turėjo kažkokių pomėgių, staiga jam viskas nebeįdomu. Ir staiga viskas tampa visiškai kitaip. Tas vaikas nebesimoko, neina į mokyklą, jam nesvarbu pasekmės to, kad jis neina į mokyklą. Ir jo, tai čia, aš manau, seksualinė prievarta buvo tas įvykis, kuris paskatino psichikos ligą visai 100%. Pirmą kartą aš apie tai užsiminiau, kai man buvo 15 metų ir aš lankiausi pas psichologę ir, žodžiu, aš jai pasakiau ir jinai tiesiog paklausė, ar tai buvo iš artimos aplinkos žmogus. Ir aš pasakiau, kad ne. Ir taip mūsų pokalbis nutrūko. Ir tik dabar, kai man jau yra 30 metų, aš sužinojau, kad tada ta psichologė pasakė mano šeimai, kad tai vyko. Ir aš anksčiau to nežinojau. Ir man pasidarė keista, kad jie niekaip tai nesureagavo. Pirma pati reakcija buvo, kad aš pati kalta esu dėl to, kas įvyko, nes man atrodė, kad mano per trumpas sijonas buvo, aš kažkaip netinkamai juokavau ir ta prasme, ir man atrodė, kad aš pati kalta esu. Ir aš dėl to nenorėjau nubausti tų žmonių, dėl to, kad čia aš kalta, aš norėjau nubausti save. Tada prasidėjo tas, taip sakant, destruktyvus elgesys. Tai yra žalojimasis rankų, pjausimasis rankas, tai yra anoreksijos pradžia 12 metų, kai viskas susisiejo į kūną. Tu esi reikalingas tik dėl kūno, į tave žiūri tik dėl kūno. Visko pradžia yra kūnas ir visko pabaiga yra kūnas.
tai atvėrė man tokią terpę, kad aš pradėjau naudoti savo kūną. Tai yra, kad aš tuo metu tikrai neturėjau jokių antsvorio problemų ar dar kažko, bet aš sulieknėsiu dar labiau. Aš savęs nekenčiu, tai aš pasipjaustysiu rankas ir matysiu, kaip bėga kraujas ir ten prisigalvodavau įvairiausių dalykų. Ir kitas dalykas tai buvo būtent po patirto seksualinio smurto aš pradėjau labai gyventi daug lytinio sekso gyvenimo ir nes man atrodė, kad vienintelė meilė, kurią aš galiu gauti, tai yra meilė, kuri gaunama seksu. O visko balsas sako. Man iš tikrųjų tai buvo vienintelė galimybė gauti meilės kažkokios. Aišku, labai keistų būdų, bet tai buvo vienintelė galimybė pajausti kažkokį rūpestį, nes tarsi, kai tu ruošiesi pasimylėti su vyru, jisai tavimi rūpinasi. Ir žodžiu, atrodė, kad manim domėtis galima tik tada, jeigu aš leisiuosi lytiškai santykiauti. Kad aš esu visiškai neįdomi, jeigu mūsų bendravime nėra sekso. Man atrodė, kad aš vis tiek mirsiu labai anksti ir kad jeigu vienintelis būdas gauti meilės yra toks, vadinasi, tai bus taip. Ir tai mane kankino labai daug iš tikrųjų, nes aš jaučiausi ir sutepta, ir purvina, ir mane visi aplinkiniai vadino negražiais žodžiais dėl to. Ir niekas nesuprasdavo, kodėl aš tai darau kiekvieną dieną naujas vyras. Iš tikrųjų, aš negalėjau išbūti paros laiko be seksualinio akto. Man atrodo, kad tai dar buvo toks labai didelis pagalbos šauksmas, kad žiūrėkit, aš taip darau, padėkit man, nes tuo metu vidury nakties pas mane atvažiuodavo, aš gyvenau su tėvais, žinoma, ir vidury nakties atvažiuodavo prie namų mašina ir aš sakydavau tėvam, kad viskas, aš išvažiuoju ir jie manęs net nebandė sulaikyti. Aš nežinau, iš tikrųjų liga vystėsi būtent dėl seksualinės prievartos. Aš manau, kad negydomas potrauminio streso sutrikimas pereina į įvairiausias ligas. Jinai buvo nustatyta dėl to, kad prasidėjo haliucinacijos. Klausos haliucinacijos iš pradžių, po to vaizdinės haliucinacijos. Tai aš nežinau, gali būti, kad tai buvo vystymasis blogėjančia linkme. Nuo to karto, kai tai atsitiko, iki po to buvo sunki depresija, tada buvo sunki depresija su elgesio sutrikimais, tada buvo bipolinis sutrikimas ir tada galiausiai šizofrenija. Ir kai vyko konsiliumas, tai tiesiog buvo, aš tuo metu turėjau bipolinio sutrikimo diagnozę ir buvo sukviesti visi ligoninės gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, man atrodo, ir jie visi sėdėjo, kaip koncertų salėje žiūrovai, o aš buvau pasodinta įvesta, tokia visa apdujusi nuo vaistų. Vos paeidama aš buvau įvesta į tą salę, kur sėdėjo visi tie gydytojai ir buvau pasodinta prieš juos visus ant kėdės. Manęs klausinėjo profesorius, kuris būtent tais reikalais dirba Vasaros gatvėje. Tarsi, kai reikia nustatyti diagnozę, jisai
daro tas apklausas ir aš buvau apklausiama prie visų tų daktarų, psichologų ir aš atsimenu, kaip aš žvalgiausi visas puses ir tiesiog matau tos veidus ir jaučiuosi nesaugi tiesiog, jaučiuosi tarsi aš būčiau kažką blogo padariusi, nes visi į mane spokso ir aš tiesiog sėdžiu tenai priešais visus ir man uždavinėjo tokius klausimus kaip ar tu matai haliucinacijas ir aš sakau taip matau ir man sako o kokias? Aš įvardinau, kad matau tą siluetą. Ar šiuo metu matai tą siluetą? Taip matau. Ir sako, gal gali parodyti, kurioj vietoj tu jį matai. Aš parodžiau, kurioj vietoje aš jį matau. Nu ir žodžiu, tai vyko daugybė klausimų, buvo užduodama, tai truko, apie pusvalandį. Ir tada mane parvedė tiesiog atgal į skyrių. Ir tada jau kaip mano psichologės pasakojimu, tai tada vyko pasitarimas gydytojų su tuo profesoriumi, kokia čia galėtų būti diagnozė. Ir iš tikrųjų pusė žmonių buvo, kad čia ne šizofrenija, pusė, kad čia šizofrenija. Pastebiu labai daug gerėjimo požymių, bent kol kas, aš nežinau kaip bus. Nebėra akivaizdžios depresijos, nebėra haliucinacijų, nebėra balsų, nebėra nemigos, nebėra manijų. Tiesiog labai daug sunkumų šiuo metu yra gyvenime, bet aš nusprendžiau dalyvauti tose sunkumuose. Aš nusprendžiau nepasislėpti ligoninėje, o tiesiog akis į akį susidurti su tais sunkumais. Aš pirmiausia, ką norėčiau pasakyti tokiom moterim, kad nesvarbu, ar tu buvai blaivi ar neblaivi, ar tu buvai su trumpu sijonu ar su ilgu, ar tavo krūtinė matėsi ar ne, nieks neturi teisės tavęs liesti.